Šiandien atvyko truputėlį kitoks automobilis negu Renault su tokia problema. Mažą kūmą atsijungiam, aukštos įtampos irgi jau atsijungiam. Vienu žodžiu, matosi truputėlį daužtas tas automobilis ir pakelsiu su keltuvu, parodysiu, kokia jam bėda atsitiko. Tai va, nuo smūgio, kaip matas, toks smūgis į galą buvęs. Ir nuo smūgio išmušė aukštos įtampos baterijos jungtį. Čia kažkas jau bandė kažką biškį tvarkyti, nežinau, kam čia reikėjo taip pat laužyti. Vienžo esmė, reikia dabar sutvarkyti tą visą fiškę, užsandarinti ir pajungti. Čia dar matos va biškį kantas atlaužtas, nu čia gal paprasčiau susitvarkys. Tai vat bandysim tokį darbelį padaryti. Bet sakau, čia kam čia reikėjo tą kantą taip sulankstyti, nežinau, neįsivaizduoju. Nu tai sulindo ten tas, tai gerai, ne problema. Nu. Tai va žiūrėsim, kas čia gausis. Fiškė užsandarinta, pritvirtinta. Į aukštą įtampą jau pajungiam fiškę. $12 voltų akumuliatorius pajungtas. Reikia pabandyti dabar. Turėtų būti viskas gerai, tada galėsim tą fiškę pabaigtinai sutvarkyti galutinai. Klientas nepageidavo žemint baterijos. Vienu žodžiu, teko tokiu būdu sutvarkyti. Nu ką, bandom. Na va, mašina pasileido. Pabandysim biškį pavažiuoti. Viskas gerai. Galima bandyti surikinėti iki galo dabar viską. Dar iš apačios parodysiu, kaip šitai mašinai baterija keičiasi. Vienu žodžiu, yra reikalų, kad ją išimti. Tai tuoj parodysiu. Tai esmė tokia. Hyundai šitam baterija yra tokia iš dviejų dalių, sakykim. Čia tada galinis balkis ir tada toliau eina baterija. Tai esmė, kad ją išimti, tai reikia visą balkį šitą išimti, aišku. Išimti gal ir ne problema, bet šiuo atveju pavyko išspręsti problemą ir neišėmus baterijos.
Tai ko gero tiek su šitu Hyundai reikalų. Lauksime kitų automobilių.